Įsivaizduokit meilužį, kuris bando gero vyro žmoną prisivilioti. Ir pati žmona net to neįtarė. Meilužio pagrindinė taktika yra likti slaptoje, kad moteris per daug nieko neįtardama nepasidalintų tuo su savo vyru ar su žmogum, kuris lengvai atpažins, jog čia ne šiaip kažkoks pažįstamas, o žmogus, kuris turi labai blogų ketinimų. Ignacas šitą pavyzdį ne veltui ima kalbėdamas apie piktai, galbūt jis labai asmeniškai yra tai patyręs, bet jis tikrai gerai apibūdina, kaip veikia piktasis nepaguodoj. Ir čia jis kalba apie kasdienės situacijas. Bent aš manau, tai atliepia bet kurią nepaguodą, kai piktasis veikia ir duoda mintį. Pavyzdžiui, man kartais pavyksta atpažinti tokias mintis, kurios labai akivaizdžiai mane kaltina, žemina ir yra ne iš Dievo. Bet lieka kai kurios tokios mintis iš nepaguodos, kad pavyzdžiui, aš nepakankamai meldžiuosi, būdamas šeimos vyras. Ir kai tokia mintis ateina nepaguodoje, aš net neskubu jos kam nors atskleisti, juo labiau dvasiniam palydėtojui, nes tokia mintis man jau yra buvus anksčiau. Yra man tokių situacijų buvę anksčiau ir net nežinau, ar tai kažkas, ką reikėtų man keisti apart to, kad jaučiu kaltę dėl to. Bet būtent tokios mintys, kurių nesinori atskleisti dvasiniam palydėtojui, ir ypač tokios, kurios ateina dvasinės nepaguodos metu, nevilty Dievo atžvilgiu, yra būtent tos, kurias labiausiai reikia atskleisti geram palydėtojui, žmogui, kuris gerai išmano piktojo ir Dievo veikimą. Ir ne dėl to, kad jis pasakys, va, čia piktasis, čia Dievas veikia, čia šita mintis iš jo, ne iš jo, bet dėl to, kad geras palydėtojas, apie tai gal kitam video pakalbėsiu, jis gerais klausimais, gera tyla ir gerų klausimusi sugebės pačiam žmogui būti apšviestam Dievo, patirti Dievą savyje ir atpažinti, kas yra iš jo ir kas yra iš piktojo.